Nedykas, tai štai dabar, kaip matot, ir savi pasisodinau. Dabar šitų dviejų vėl nereikia. Čia jau pagaliukas, reikalingas paradome. Aš tau žalę. Mėlynas. Kokias lasdelės norėsim? Galime išsirinkti lasdelę. Tu oranžinį. Taip, dabar didelį rutulį. Žmonių labai daug visokių įdomių, su visokiom muzikom, visokiais įspūdžiais. Nu ir tiesiog, aš manau, gal tiesiog pabūt tam pačiam folklore yra, ta prasme, yra labai geras reikalas, nes jau tu iš karto pasikrauni gerų emocijų ir vežėjas kitiem dalim. Įdomus muziejus, labai gražu ir galima surasti tokių įdomių eksponatų, ko paprastai nepamatysi, tai tikrai verta atvykti ir labai, kaip ir sakė Julius, labai graži gamta ir labai gražus pats muziejus. Ir mūsų prosenoviniam, prigimtiniam tikėjime ir krikščioniškame tikėjime. Taigi šitą valandą labai dažnai atliekamos įvairios apeigos, pagerbimai. Mes esame bitininkystės muziejuje. Ir jūs galite paklausti, o kodėl? Kodėl į šitą muziejų nereikia kviesti žmonių, jų visada čia pilna. Ogi todėl, kad ir bičių, bitelių visur yra pilna. Visur jos lekia, visur medų renka ir pasidalina ir vienos su kitais, ir su žmonėmis. Nuo seno žmonės stebėdamiesi žiūrėjo į bičių šeimynas, kai bitė motinėlė labai gražiai surenka juos visus į krūvą, kaip paskirsto visiems darbus, kaip visi kiekvienas gražiai sutartinai daro. Naujos motinėlės, įskrenda spiečius, ieško tinkamos vietos, prisiglaudžia prie žmonių. Tokia bičių ir žmonių gyvenimo bendrystė. Bitės, kaip sako mūsų sena sakmė, yra audėjos. Jos yra iš audėjų, iš duonos minkytojų, iš mūsų motinų, promočių, iš mūsų senųjų deivių kultūros. Dėl to čia mes ir esame prie aukuro, prie deivės Austėjos, kurią turėsime pagerbti. Tikram ignaliniečiui aš visada atsimenu, kada dar vaikus būdavo ir čia švęsdavo. Tai turbūt tas svarbiausias dalykas, kad išsaugota ta tradicija. Tai nuo senų laikų čia susirinkdavo žmonės, atvažiuodavo daugybė mašinų, daugybė vaikų ir suaugusių ir ta medkopio šventė buvo švenčiama. O kitas dalykas, kad visoje Lietuvoje žolinės yra toks paprotys, kad būtent per žolinės reikia susitikti su draugais, su bičiuliais, aplankyti, nes buvo manoma, kad
jeigu to nepadarysi, bus blogi visi metai. Tai tuo turbūt ir patraukė ši šventė tą šilumą, kad ta diena skirtas pasimatyti, susitikti, čia ir susibūrė daug. Na ir tokioje šventėje tikrai susitikus, tarkim, būna ir pagerbiami žmonės, padėkojama kažkam, tuo labiau, kad ir toj senoj lietuvių tradicijoje po žolinės būdavo pjūties pabaigos šventė, ir ten sveikindavo ir šeimininkę, ar gaspadorių geriausia, tai ir čia mes turbūt scenoje užlipę, pamatę pažįstamą, vis tada paspaudžiam ranką, susitinkam seniau dirbančius čia žmonės parke dirbusius, ir pamenu, ir eina ilgametis muziejaus įkūrėjas ir viršininkas, gerbiamas bronius Kazlas. Tikrai smagu pamatyti, paspausti ranką, susitikti su draugais. Vieta man labai brangi visko. Viena, kad čia mūsų, reiškia, Ignalinos rajono viena iš gražių vietų, kur įkurtas senovės bitininkystės muziejus, kurio, reiškia, pradininku ir aš ir buvau. O tikslas šito muziejaus buvo nepaprastas, todėl kad pasaulyje žemėje nėra muziejų, kur būtų aiškinama žmogaus kūrėjo gyvybės kilmė, jos esmė, jo gyvenimo tikslas, kur būtų aiškinama, jeigu bitės lies, bičių gyvybės kilmė, jos formos kilmė, ir viską tą aš sprendžiau. Sprendžiau vadovaudamasis Indijos jogų pasaulėžiūrą ir kreipdamasis pagalbos į Dievą. Ir tokia pagalba man buvo suteikta ne kartą.